kiek Jesusas sakė, kažkas tai stuktelėjo jam į užpakalį ir jisai išlėkė iš trasos. Tai ant šlapios dangos tokį triuką nėra sudėtinga padaryti, bet kam. Nu, pasiekmes turim sulaukti ir pamatyti, bet matosi visos komandos grįžo, nes akivaizdžiai mato liūdną vaizdą trasoje ir supranta, kad ilgai užtruks, kol parveš po mašiną. Bus reikalų? Ligoninė čia. Pacientai vienas po kito. Can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Tiesiog veik neturiu ką tai. Gavom dalių iš Žinetos, bet pas Žinetą su dalim nelabai kas irgi, bet daugiau neliko. Taip, kad daugiau negali. Sunki trasa labai. Labai. It's always alarm, all temperature high, and I feel that the car is a bit slower than before. Man atrodo lėtesnė. Dar lėtesnė. Prasme, nu, nėra apie ką šnekėti, važiuoja ir nuvažiuoja tiesiog. Nuo to viskas ir prasideda. Nuo prausimo, nes kai valai, tada pamatai defektus. Labai paprasta priežastis, kodėl mes lėtesni šiandien buvom. Tai turim vieną iš 8 neveikiantį cilindrą. Tai labai elementarių būdų tas pasimatė, tai kai turi vieną kaip naują duslintuvą, o kitą ne. Užkūrus mašiną jį galima laikyti su ranka. Tai negavau būdų. Jeigu lenktynių metu tą pačią klaidą padarau, stop and go 3 minutės. Gėdos raštą gavau. Tai, kad neatlikau savo pareigos ir nepalikau padangų nuėmęs nuo automobilio bokso. Nepasakot, ką čia pasakot? Vieną kartą einu tarp kitus 1000 kilometrų, žinai, stovi Markos komanda. Nu, mašina ten egzotiška, tratatalala, jau antrą pusvalandą jį ten stovinioja, žinai. Aš kažką paveiksloju, ten sitimitai vaikštau, žinai. Papaskinau, einu toliau. Kažkas nepakeliu, žinai. Atsisuku pusės suvedimas ten, o paskui mane eina.
Angliukas pamatė, žinai, aišku, jau kaip pusvalandį valandą stovi, jau nebe tie reikalai, žinai, bet kai suvedimo stendą išsineša fotografas paskui save, tai, nebuvo malonu. Gyveni ir mokys, kaip sako.